Bendradarbiavimą su Sonus ir bendravimą su Sonus kolektyvu galėčiau apibūdinti tik labai gerai. Tai galbūt vieni iš tokių mieliausių man partnerių ir visom prasmėm, tiek profesinė ir žmogiškąja prasme. Visos problemos, visi klausimai, kurie iškyla, būna atsakomi akimirksniu, labai profesionaliai, giliai. Ir man patinka, kad žmonės labai jautriai reaguoja į architektų ir kitų projektuotojų užklausas. Ir jų pateikti atsakymai dažniausiai tiesiog padeda judėti projektų į priekį. Mūsų veikloje labai svarbu turėti patikimą technologijų partnerį, kadangi visos technologijos, kurios susijęs su garso, vaizdo ir kitais sprendimais, labai priklauso nuo technikos progreso, kuris šiuo metu ir, kaip visi žinome, yra labai didelis, greitas. Mes kaip architektai tiesiog negalime žinoti visų tokių paslapčių, jo labiau, kad architektūros kūryba tai yra itin plati sfera, kur reikalingo visos žinios, kokios praktiškai yra ko gero pasaulyje. Savo galvoje ir savo bagaže neįmanoma turėti technologinių žinių tokių, tai ypač specifinių, kurias puikiai suteikia mums Sonus partneriai. Ir mes ramiai pasitikėdami žinom, kad gauta informacija yra naujausia, jinai yra patikimiausia ir jinai bus pati profesionaliausia. Tai yra ne tik tai kažkoks klausimų atsakymų, tarkim, bendravimas, tačiau yra visada pateikiami ir sprendimai. Tai čia mums yra aukščiausia vertybė. Ir dažnai tie sprendimai, jie nebūna netgi, kaip čia pasakius, netgi be sutarties kitą kartą. Jie tiesiog, mes kūrėm kokį nors naują produktą, naują kūrinį, naują objektą ir mūsų iškilę klausimai būna atsakomi tiesiog nesavanaudiškai. Specialistai suteikia tą informaciją, kuri reikalinga tolimesniam projektavimui, tam, kad nesustotų objektas, nesustotų kūryba, nepaisant to, ar bus vėliau konkretus užsakymas tai įmonėje, Sonus įmonėje, arba tiesiog mes paliksime ateičiai, konkursavimo ir taip toliau. Tai mums tai yra neįkainojama vertybė, nes mes, kaip žinom, šiais laikais, kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį. Tai aš tik tai galiu pasidžiaugti ir palinkėti, kad tas bendradarbiavimas nenutrūktų, reiškia, ir gal ne visada jis būna komerciškai naudingas, tačiau, kaip sakoma, energija neprapuola, anksčiau ir vėliau jinai sugrįžta, galbūt kita forma, per kitą objektą ar per kitus sprendimus. Tai yra svarbiausia tas, kaip pasakyti, ryšys, bendravimas ir refleksija, girdėjimas viens kito partnerio. Tai čia yra darbo esmė ir darbo sėkmės garantas. Kiekvieną dieną pas mus būna iššūkiai ir būna kažkokia nuostaba, ta prasme, kad ypač projektuojant objektus susijusius su garso, vaizdo ir sceninės įrangos klausimais, tai yra itin sudėtingi, itin specifiniai dalykai ir man kaip daro įspūdį, kaip Sonus specialistai lengvai ir kaip netgi, pasakyčiau, elegantiškai ir grakščiai išsprendžia iškilusias problemas. Tai čia yra, tai yra aukščiausio lygio profesionalumas.